Sveiki, aš Žilinas iš Termopastos ir šiandien turim RTX 3070 su padegusiu 12 V maitinimo lizdu. Tai šiandien jį bandysim pakeisti ir iš tikrųjų nebandėm jungti dėl to padegusio lizdo, nes nori dar labiau sudeginti. Kodėl taip atsitiko, sunku pasakyti. Greičiausiai blogas kontaktas, kaito ir sunkiai. Turim donorą. Donoro yra lizdas mums tinkamas, tai nusilituosim nuo šitos plokštės lizdą ir uždėsim ant šitos. Nuo vaizdo plokščių nulituoti tokius lizdus ganėtinai sudėtinga. Pačios plokštės yra storos ir labai didelis radiatorius jaunas. Kad išlydyti lydmetrį reikia labai aukštos temperatūros. Tas procesas ganėtinai užtrunka ir ne visada būna toks malonus, kaip norėtųsi. Ir dabar nusimsim blogą lizdą nuo geros plokštės. Tikėkime taip pat lengvai kaip nuo donoro nusims. Dabar išsivalom skylutes. Tai dabar įstatom lizdą į vietą. Labai patogiai jisai laikosi ant šitų dviejų kojelių. Lietuvojam atgal. Termopasta, kompiuterio remontas. Surinkom plokštę ir šiuo metu testuojam ir panašu, kad viskas veikia. Temperatūros geros, 220 W naudoja, laidai nėra karšti. Su termovizorium galim pamatyti, kaip atrodo piluma ant šitos plokštės. Tai vat lizdai nekaista, ta prasme, jie šilti, bet čia nuo radiatorius labiau. Jeigu jums reikia pagalbos su jūsų vaizdo plokšte, kreipkitės į Termopastą.